Na, grojant jau šiek tiek įmantriau, tai variantas būtų pabandyti mėtyti bosus, bet čia jau galbūt vėlesniam laikui, bet vėlgi galiu parodyti, kaip sakant, pabandymui, jei pavyks, skamba daug gražiau, jei nepavyks, paprasčiausiai pagrok patį paprasčiausią variantą ir visi kiti instrumentai, jeigu groja ne vienas, manau, tau padės melodiją išgauti sodriau ir papildys kai kurios harmonikos trūkumus. Na, o mėtant bosus reikėtų akcentuoti dalis, tai tarkim variantas būtų toks. Grojant taip pat galima būtų ir įdėti tokius perėjimus nuo vienos dalies į kitą, kad ta pati melodija sklandžiau skambėtų ir kad pačiam būtų smagiau groti. Tai jau pasistengsiu parodyti. Jeigu įdomu, galiu parodyti, kaip grojo. Pasistengsiu parodyti su dviem pirštais, nežinau ar gausit, bet pasiklausyk. Tai štai yra tokia melodija būtent šios lietuvių liaudies dainos, tyliai leidžias pavargusi saulė. Na, o grojant reikėtų atsiminti dar vieną dalyką, kad ritmas vėlgi priklauso nuo to, kas dainuoja tą dainą. Vieni dainuoja greičiau, kiti dainuoja lėčiau, treti dainuoja su pauzėmis, tada reikėtų išmokti šią melodiją pagroti nežiūrint į klaviatūrą, kad galėtum prisitaikyti prie skirtingų ritmo, nes vėlgi reikia žiūrėti, kaip dainininkai dainuoja, kaip jie elgiasi, kokias jie pauzes daro. Jei dainuoji pats, tuomet gali prisitaikyti, tačiau jeigu dainuoja kas nors kits, tai reikėtų gerai įsiklausyti ir pasistengti prisiderinti. Manau, kad ši pamokėlė tau tikrai padės. Jei turi klausimų, būtinai kreipkis, pasistengsiu padėti. Sėkmės.